karšta pas mus, kaip davė čia 38,5, tai maža nepasirodė. Tai portugališki namai senoviniai, žiemą šalta, vasarą karšta. Jokių AC, nieko panašaus rasti negalima, tai kenčiam. Geriam daug vandens. Ne vis čia vieni tokie turbūt, bet jau čia praeidinėja savaitėlę, gal kokią 5-6 dienas. Tai va, o šiaip viskas gerai, viskas tvarkoj, judam į priekį. Savaitė, kaip visą laiką, praeina greitai, daug visokių įvykių. Gal kažkas iš tos savaitės išlys, kai kalbėsim apie mūsų temas. Pradėkim gal. Pirmoji tema yra, beje, like, share, subscribe. Čia pamiršau praeitą kartą pasakyti. Tai pasidalinkit su draugais, pasišėrinkit, palaikinkit, padėkit algoritmui augti. Norisi, kad daugiau žmonių išgirstų, kad nekalbėčiau vienas savo. Ačiū visiems už gerus žodžius ir palinkėjimus, kas parašot e-mailus, laiškus ir taip toliau. Tai gali toliau rašyti, tikrai visus perskaitau. karoliski@gmail.com. Tai laukiam laiškų. O pirma tema tai yra Irano mega laidotuvės. Girdėjom, kad jau mes pirmam podcast'e kalbėjom apie peace dealą Hermuzą ir taip toliau, tai pagaliau ten, aišku, jį pasirašė, buvo daug kritikos, kad Amerika visą tą pradėjo, kad tas peace dealas, kurį pasirašė Amerika, realiai nieko, ką jie tenais norėjo padaryti, nieko gero tenais jiems neišėjo, bet, svarbiausia, kad baiginėjasi ten visas tas Hermuso chaosas. Jau matau ir benzinas pigesnis pas mus čia bent jau. 30 centų jau nukrito, tai tikėkimės dar nukris. O Iranas tai ką, kadangi prieš kelis mėnesius, ten vasario gale, kai buvo ten tas Amerikos ir Izraelio oro ataka, tai nužudė ten jų tą lyderį, Ali Khamenei. Ir tai jie turbūt čia palaukia, kol viskas baigsis ir dabar jau padarė jam laidotuvės. Tai savaitės ilgumo tos laidotuvės. Ir jie tikisi apie 20 milijonų žmonių, 15-20 milijonų žmonių, kad dalyvaus tose laidotuvėse. Tai klausimų iš karto daug kyla. Čia, man atrodo, kažkas panašaus, gal kaip tenai Šiaurės Korėjoj, tenais, kur verkia visi be paliovos. Ir kaip gaila visiems ten to lyderio. Bet tai režimas, kaip suprantu, čia nori pasirodyti, kad jie išliko. Toks kaip signalas visiems kitiem, kad jūs mus atakavot ir taip toliau. Bet mes vis tiek esam gyvi, mes esam čia, jūs mūsų nenuvertėt, mes toliau judam į priekį. Tai 30 šalių siuntė oficialias delegacijas. Aišku, buvo Medvedevas iš Rusijos, buvo Pakistano Primas, Kinija, Indija, Turkija, buvo ir Hučiai, ir Hezbollah, ir Hamas atstovai. Netgi perskaičiau, kad buvo Gruzijos atstovas, tai man tai pasirodė įdomiai, ten ir Azerbaidžanas, man atrodo, dabar jeigu neklystu, bet Gruziją tikrai mačiau, kad siuntė kažkokius atstovus. Ten neaišku, siuntė 3 kisielių nuo vandens, ar kaip ten sako, kur ten nelabai reikšmingi tie žmonės, bet vis tiek siuntė. Bet nei vienas iš vakarinių valstybių vadinamųjų niekas nebuvo kviečiama tenais. Bet buvo ir Saudi, pavyzdžiui, kas man buvo irgi įdomu, nes Saudi su Iranu kaip ir nelabai jie ten gerai sutarė, bet kažkaip į tas laidotuvės važiavo, vien turbūt, nežinau, ten jų reikalai sunku ten spręsti, bet kaip kad buvau Saudi, tai jie tos iraniečius net nelabai vadina musulmonais tikrais. Iš viso ten tie saudžiai labai jau tą kad mes čia tie tikrieji musulmonai, o visi kiti čia žemiau už mus, tai turi tokį. Tai va, tai vyko tos laidotuvės vakar, 4 dieną, tai buvo kaip ir irgi toksai signalas, Amerikoje švenčia nepriklausomybės dieną, o čia va tos laidotuvės didžiosios. Tai vėlgi, jie kaip ir švenčia, kad jų išlikimas kaip pergalė yra to Irano, kad jie išliko. Tai vat, kad jie
kad jų dvasia yra stipri ir kad jie išliko ir kad jie visgi laimėjo kažką tais, nes jie yra čia dar. Aišku, tai čia toksai show-offas yra tų iraniečių, nes girdėjom, kad tenais buvo labai daug visuomenės protestų ir buvo apie 7,000 nužudytų žmonių vien tik tais gruodį per tos protestus. Ekonomija irgi nieko gero, infliacija tenai 70-80% ir jų kapeikos krenta visiškai žemai. Tai, žodžiu, nieko ten gero, jie tokie, kaip show-offas, grinai, realiai turėtų pagal idėją tai būti. O jų tas naujas lyderis, Modžeba Kameni, kuris pakeitė tą Ali Kameni, tai jisai iš viso net nepasirodo čia viešumoje, yra toksai kaip mystery lyderis ir jisai, klausimas, nieks nežino, ar jisai tenais sužalotas ten tų pačių atakų, ar jisai čia bijo kažko, ar taip toliau, ir jisai ten komunikuoja tik tais per audio ir per kažkokius tai tekstus. Tai žodžiu, režimas nori pasirodyti, kad jie vis dar išliko. Tokia temelė. Įdomiai, ta prasme, viskas ten klostosi, aišku, ta propaganda turi kaip tokius draugus kaip Medvedeva ir Putinas šalia, tai tikrai jos ten pamoko tos iraniečius. Aišku, ką jos ten mokė ten, sena šalis, kaip pasirodyti, kaip išlikti, kaip valdyti ten tos žmonės visus. Šiaip gaila, blemba, tiek yra daug paprastų gerų žmonių, kurie tiesiog nori laimingai, paprastai gyventi, be jokių nesąmonių, auginti šeimas, vaikus, tikėti, nesvarbu, ką ten tiki, džiaugtis ten mėlynų dangum ir vandeniu, ir žalia, ten ir saulė. Ir prasideda tada varkės, karai, stresai. Man iš tikrųjų nėra labai suvokiama tokie dalykai. Aišku, mes laiką aptarėm tą podcastuose blogąją žmogaus dalį, kuri visą laiką nori kažko daugiau, yra godi, gobši, nori pasirodyti statusą ir taip toliau. Kiekviename iš mūsų turbūt yra dalis to. Bet kaip, aš nežinau, ta prasme, perinam į tokį lygį, kad ten 20 milijonų žmonių siunčia parodyti kažką priverstinai. Čia man, ta prasme, kaip buvo ten, irgi aš vis atsimenu kažkaip Kryme ten, ar gal ir Baltarusijoje. Man atrodo, abiejose panašiai buvo, kur balsavimas, tipo ten tas referendumas, ateina ten su Kalašnikovais 2 bachūrai pas močiutę, pasibeldžia į duris, močiutė atidaro ir sako, reikės balsuoti tau dabar, ar nori likti ar ne. Ten, tipo, ir močiutė ir žiūri, už ką jinai balsuos ten, kur nėra jai ten jokio pasirinkimo. Kažkaip man panašiai čia labai tokia situacijėlė, kur, priverstinai tiesiog žmonės neturi net pasirinkimo, eit, neit, siunčia tiek žinių. Liūdnok. Bet ačiū Dievui, ten tas Hermuso kažkoks pizdylas įvyko, vienoks ar kitoks. Tiek žinių. Judame į antrą temą. Antroji tema – žirafos, zoologijos sodai. Ir vėl panda pagimdė gyvūnėlį Kinijoje. Maždaug tokia temelė. Tai mokslininkai Barcelonos zoologijos sode testavo 4 žirafas. Nakuru, Džano, Nuru ir Jelingą. Ir, žodžiu, jie norėjo pažiūrėti, ar jos galėtų skaičiuoti. Ir, tipo, kad jos gali sudėti dalykus. Čia tokia išvada, kad jie pridėti gali. Nežinau. Pasižiūrėm biškai giliau, kas čia daras. Tai, žodžiu, jie norėjo smegenų funkciją patestuoti ir pažiūrėti, ar gali skaičiuoti žirafus, okei? Wow. Tai jie į stiklinės uždaras ten skirtingų spalvų, kurios buvo uždarytos, pradėjo įdėjinėti morkas, išiminėti morkas ir ten iš vieno ten puodelio į kitą puodelį perdėjinėti morkas ir tada žirafos turėjo pasirinkti ten ir jos buvo uždarytos, ne, tarkim, įsivaizduokit, ten 2, ten tie puodeliai ir 3, tai iš vieno ten paima, įdeda į kitą ir tada ta žirafa turi pasirinkti, kurį puodelį nori įnaimti. Tai buvo 68% tikslumu jos pasirinkdavos laiką, kur daugiau yra ten tų morkų.
tai čia yra kaip ir 50% ten ta tikimybė, kad spėjimas, tai šiam 8% eleka daugiau. Bet tai esmė, kad jos irgi buvo tada dar atimta, ta prasme, kad jos pasirinkdavo dažnai, kurį žmogus paskutinį palėtė tą puodelį. Tai kai atimi šitą, tai tada, kad tik tais 2 žirafos sugebėjo padaryti ten tai. O jas, apie ką mes čia šnekam, tai prasme, baisu. O atimti ar perdėti morkas ten į vieną puodelį į kitą, tai ten jos tipo nieko gero nepasiekė irgi. Tai realiai negalėjo to padaryti. Tai dar irgi klausimas, tos morkos ten būna ir didesnės, mažesnės, tai jos gal ten irgi spėjo pagal dydį tų morkų ten, kurį norėjo ten pasirinkti, kurį ne. Nežinau, man tai čia kažkoks pritemptas, kad jos čia moka skaičiuoti, ta prasme, ką žinau. Nežinau, ką iš viso čia norima to įrodyti, ta prasme, kad moka žirafos skaičiuoti, okei, ta prasme, argi mes nematom, kad tie gyvūnai kažką jaučia, kažką tenais, ta prasme, suvokia apskritai, ta prasme, mes dar ne tose laikose, kur ten ir taip aišku, kad jie gyvi organizmai ir kad jie gaudosi, ta prasme, kas čia vyksta aplinkui, jų ten plotmiai, ta prasme, aš nesakau, kad jie tenais, nežinau, lėktuvus kūrė, bet ta prasme, ir ten, kad skraido, atostogaut varinėje, bet kad ten, ta prasme, žino, kur yra daugiau maisto, kur mažiau, kur tenais nueiti, pavalgyti, kur pasislėpti nuo saulės ir, nežinau, kada vandens atsigerti ir ten, kad turi jausmus kažkokius apsikabinimui ten ir taip toliau, tai nejaugi mes to iki šiol nežinom. Man čia panašiai kaip žmona buvo prieš pusę metų gal sporto konferencijoje ir jinai grįžta ir sako, nu va, pagaliau mokslininkai įrodė, kad sportas visom problemom padeda. Ten nesvarbu, kokia tavo klinikinė diagnozė ir ten nesvarbu, kokia tavo ten fizinė būklė, sportas, judėjimas tau padeda. Tai jau dabar moksliškai yra įrodyta. Ir aš tipo, wow, nu, ta prasme, mes abu, tipo, wow, dabar tik 2026 metais žmonės tą suprato, ta prasme, kad ta prasme, sportas tai padeda. Tai man čia kažkaip irgi nežinau, kas čia bandoma įrodinėti, ar čia, kad žirafas moka skaičiuoti, okei, ką mes čia duosim diplomą jom dabar, ar kaip čia. Kalbant apie tos sportus, nu tai jeigu tau ten skauda rankas, nu tai gali tada su kojom kažką padaryti. Jeigu skauda kojas, tai tada gali padaryti kažką su rankom. Jeigu ten, ta prasme, nežinau, būna žmonės paralyžiuoti, tai gal akis tada treniruok, nežinau, ar ten kažką, ta prasme, kas veikia tą, nu, ta prasme, palaikyti visą laiką kažkokia yra, kažką gali, nu, jeigu kūnas neveikia, tai mintis treniruoti, jeigu mintis neveikia, tai kūną treniruoti. Taigi mes ir esam iš to, kad, ta prasme, visą laiką judėti į priekį, ne? Tai čia toksai truputėlį nuoslinkis į sportą, bet grįžtant prie tų žirafų, tai nu net nežinau, ką čia daug pakomentuoti, ta prasme, okei, nice, tai nebereikės, ta prasme, kalkuliatorių turbūt galėsim žirafas naudoti, viską mums ten skaičiuos. Bent jau pridainės, šiam 8% tikslumas. 4 žirafas protestavo, tai nežinau, tai gal reiktų, iš vis nežinau, kaip patenka į žinias tokie dalykai, ta prasme, žiauriai mažas skaupas to tyrimo, anyways, nežinau. Kaip sakant, šita tema tokia, kaip galim pavadinti, kad ir iš blogos knygos galima kažką pasimokyti. Judame į 3 temą. O 3 tema – Pietų Afrikos migrantų krizė. Tai visų pirma, tai aš tai čia iš viso daug labai nežinojau apie tą South Afrikos ten migrantų krizę ir panašiai. Dabar biškai pasidomėjau, tai esmė tokia, kad jau tenais nuo 60-ųjų pradėjo ten tie migrantai būti kviečiami į Pietų Afriką, ypatingai iš šalių, kurios yra šalia, ten Malavis, Zimbabvė, ten aš Afrikoje tik tais šiauriniai buvęs, tai nesu didelis ekspertas, bet žodžiu, iš gretimų šalių buvo kviečiami žmonės dirbti anglių kasyklose ir ieškoti visokių
ar ne tai anglių kasyklose, šiaip kasyklose, kur ieškodavo brangakmenių ir tų pačių anglių, nežinau, ar ten aukso, ar deimantų, taip toliau ir panašiai. Ir juodaodžiai būdavo laikinai, tipo, rotuojami, kad atvaro, padirba, išvaro, atvaro, padirba, išvaro. Tos vietos permanent buvo laikomas baltaodžiams. Ir tai jau čia nuo senų laikų jau ten ta migracija vyko į Pietų Afriką. Tų migrantų skaičius sudaro Pietų Afrikoje apie 4% populationų. 2,4 milijono maždaug tų migrantų yra Pietų Afrikoje. Kas pagal globalius standartus nėra, kad čia labai dideli skaičiai. Bet dabar nedarbingumas šiuo metu yra apie 32%. Ir vietiniai kaltina tuos migrantus, kad prarandinėja darbus jie ir kad didina infliaciją ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog žmonės patys, kurie yra paprasti žmonės, gyventojai, kaip koksai šeimų maršas, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai jie nustatė patys datą, kad birželio 30 dieną turi visi išvykti, tie nelegalūs migrantai. Ir čia tiesiog nėra niekas, valstybė šito nepatvirtino, ta prasme, nedavė leidimo tam ir nebuvo taip nutarta ir netgi pavadino, kad čia yra melagingi tokie grasinimai, kad turi čia išvykti visi tie žmonės, bet to žmonių grupės, tie šeimų maršai visi, ten tie afrikiečių sako, viskas, jūs turite išvykti arba jums bus šakės. Ir nuo to pareiškimo jau apie 25 000 išvyko, kurie išsigando tų grasinimų ir panašiai. Iš Malavio vien tik tais apie 10 000 žmonių išvyko. Ta prasme, išvyko iš Pietų Afrikos, bet Malavio žmonės apie 10 000 jų išvyko. Ir apie 4 buvo nužudyta. 2008 metais irgi buvo kažkas panašaus, tai ten 62 žmonės buvo nužudyti. Dabar nuotaikos tų paprastų žmonių, tai tų gyvenančių, tai kad nebereikia čia tų imigrantų ir panašiai, tai jie 2021 metais 30% buvo tokių žmonių, kur sakė, kad nereikia migrantų. Dabar 2025 jau 42% jau sako, kad reikia tų migrantų atsisakyti. Ir tie, kurie priima migrantų, sako, mes norime migrantų, tai sumažėjo 15% tokių žmonių populiacijos Pietų Afrikoje. Yra toks prezidentas Zulų, nes ten daug tų Pietų Afrikoje, ten daug tų genčių visokių, tai ten ta didžiausia Zulų, kaip suprantu. Tai jisai sakė, prašė tų žmonių, kad nebūtų kraujas pralietas. Netgi, kaip supratau, buvo padėkti keli namai, rajonai tų žmonių, kur tenais tai nelegalūs gyventojai gyveno. Žodžiu, jie tenais žmonės imasi į savo rankas, kai valdžia nesprendžia reikalų ir patys pradeda juos spręsti. Tai jau daug labai ištuštėjo ten tų gyvenviečių, kur tai nelegalūs migrantai gyveno dėl tų grasinimų ir panašiai. Ir tai įdomu, kaip toksai neoficialus ultimatumas padarė, daro darbą valstybės pačios. Mes kaip būname Europoje, tai galvojam, kad šitie imigrantai tik tais pas mus keliauja, tai pasirodo žmonės keliauja iš vienos šalies į kitą, kad ir šalia jinai ar Afrikoje, ar dar kažkur nebūtinai tik tais į Europą visi keliauja. Teko lankyti Žaliajam Kyšuly praeitą mėnesį, tai tenais irgi ant gatvės pilna visokių tokių, kurie atvyksta iš mainland Afrikos, ten akinių pardavėjai, ten, kur būna Europą irgi vaikšto, ten tie apyrankių pardavėjai, dar kažką, ten nežinau, ten futbolo marškinėlius, kur pardavinėja. Ir jie, pavyzdžiui, į tą patį Žaliąjį Kyšulį ten keliauja ir jie irgi ten ieško laimės. Ir tie žmonės Žaliojo Kyšulio irgi ten nusistatė, kad čia jų nereikia ir taip toliau ir panašiai. Į Europoje, aišku, tai žymiai didesnis tas influksas ir visi skundžiasi dėl panašių dalykų, nežinau, ten, kad tie užsieniečiai tik tais ant benefitų sėdi, kad jie nelegaliai visų pirma į šitą šalis pateko, kad jie yra, ta prasme, atakuoja moteris ir taip toliau ir panašiai, kad neprisitaiko prie kultūros europietiškos ir panašiai.
turiu vieną draugą tokį vokietį, tai jisai atvirkščiai dirba su tai žmonėm ir padeda jiem. Ir jisai man pasakoja, kad visa tai nėra tiesa ten ir taip toliau ir panašiai. Ir aš nežinau, iš tikrųjų, kurią pusę tenais daugiau man pasirinkti. Man aišku, norisi, kad Europa būtų Europa, o Middle East būtų Middle East, o Afrika būtų Afrika. Bet turbūt nebe tie laikai. Turbūt, ta prasme, aš pats irgi gyvenu kitoj šaly. Ir žmonės tiesiog ieško kažko, kas tinka jiems ir visą laiką jie migravo ir taip toliau. Bet klausimas, kaip asimiliuotis ir kaip integruotis į tą visuomenę. Aš, aišku, Portugalijoje, kai gyvenu, neaiškinu, ten ir nebandau keistos Portugalijos ir žinau, kad aš jos nepakeisiu, ta prasme, ką man kovoti ant tais malūnais, yra dalykų, kurie man nepatinka, yra dalykai, kurie patinka ir prie to prisitaikau. Ir dauguma migrantų yra tokie. Aišku, kai prasideda kalba apie islamą ir musulmonus, tai yra šiek tiek kitaip, nes viskas yra persipinę ne tik su asmeniniam vertybėm, bet ir su religija. O tenais jie, kaip sakant, jaučiasi tiesiog geresni už mus. Jie galvoja, kad jų knyga Koranas yra kaip paskutinis update'as Dievo, kuris atsiųstas yra į žemę, kad tenais mes ten su Jėzum Kristum ir ten panašiai, tai mes ten version 1, taip pat ten beta version, o Dievo žodžio, o jie su Muhamedas ir Allah ir taip toliau, tai jau jie yra version ten 3 ar ten 4, naujausia versija žodžių, naujausias update'as, viskas geriausia, viskas teisingiausia ir taip toliau ir panašiai. Ir mes nesuprantam to čia ir jie mums nori tiesiog padėti, jie nori mums parodyti kelią, kaip yra geriau. Aš manau, dėl to ir yra ta didžiausia problema, kad nesuasimiliuoja čia Europoje tie musulmonai, nes jie tiesiog galvoja, kad jie geriau žino už mus. Ir mes to tiesiog nesuprantam. Tai man tą pasakojo Saudi Arabijoje ne vienas musulmonas, kad kaip mes nesuprantam čia to gyvenimo ir kaip jis turi būti gyvenamas. Iš mūsų pusės, tai ką mes, ta prasme, matom, kad jie atvyksta pas mus į Europą gyventi dėl geresnių sąlygų ir tada bando padaryti tą patį, kas pas juos yra šaly, kur ten, tokios kontroversiškos, nežinau, ta prasme, ne tai, kad kontroversiškos, bet contradictionai tokie, kur prieštaravimai patys savo, jie sako, mes nieko nesuprantam, bet jūs kažkaip geriau gyvenat, dėl to pas jūs atvažiuojam, bet norim padaryti taip, kaip kad pas mus. Bet kam, nes pas jūs taigi blogai, dėl to jūs ir išvažiavot. Dar dėl tos Afrikos. Ten mačiau tie didžiausi protestai, tai vyksta Durbane. Tai ten turėjau vieną kolegą iš to Durbano, tai aišku, aš per daug ten nežinau, bet kaip jisai ten pasakojo, tai kad ten gali išeit pasivaikščioti, jis ten keliasi 4 ryto, kad galėtų išeit pasivaikščioti ir pabūti lauke, nes po to būna nesaugu. Ten iki 12 ten dienos ar iki 8 okei, ten viskas, o po to prasideda, atsikelia visi ir ten balaganas. Tai ten ta Pietų Afrika, nežinau, nebuvęs tenais, tai sunku man ten kažką vertinti ir sakyti, norėčiau kažkada apsilankyti. Bet jo, ten, kai girdėjau, ta prasme, arba panašiai, arba dar blogiau, arba čiut geriau negu kokioje Brazilijoje, ten, kad su apiplėšimais ir panašiai vidury gatvės ir taip toliau. Negalima kaltinti, aišku, migrantų dėl visų blogumų, kas yra atsitikę jūsų šaly, mūsų šaly. Bet taip pat aš manau, kad yra sudėtinga kažkaip, kad nelegaliai jie patenka čia ir tipo, kad viskas okei su tuom. Tai kam yra tada tos taisyklės, kam yra ten tos sienos, jeigu nelegaliai tu patenki ir taip toliau. Čia buvo iš tikrųjų dar vienas toksai atsiminimas, kad buvau nuvaręs pas kirpėją, perskrušiu kitą vietą ir ieškojau naujo kirpėjo čia Portugalijoje. Ir čia šalia manęs buvo 2 kirpyklos, tai išbandžiau abidvi. Tai vieną nuvariau, tai indas ten, žodžiu, kirpėjas, atvaręs iš Indijos. Ir mes ten kažką su juo šnekam
Ir jisai, tu policininkas gal ten, žinai, nes jis ten, aš jo ten, žinai, klausimų, jis ten, tu gal čia policijoje dirbi ar kažkas ten tokios, ne. Aš sakau, aš iš Lietuvos ir taip toliau. O, aš Lietuvos, aš buvęs Lietuvoje. Sako, labai gerai Lietuvoje, labai gera policija Lietuvos ir ten ta krašto apsaugos tarnyba labai gera ir taip toliau. Sakau, jo, kodėl? Sako, tai aš per Lietuvą į Europą atvažiavau. Sakau, jo, tai kaip čia buvo? Tai iš Baltarusijos. Ir aš tada jau suvedžiau visus galus ten, kad čia kai buvo pas mus ta migrantų krizė Lietuvoje, kad jis per tą migrantų krizę taip ir pateko į tą Europą. Tai kaip jisai man pasakojo, kad pas mus ten pasakodavo, kad išmeta jie ten pasus ir ten tada ten, žodžiu, bando kirsti ten sienas, tai nevelnė. Jisai man sakė, kad jisai bandė eiti į Latviją, tai ten labai blogi šitie krašto apsauga, labai bloga, nes neįleido, o va lietuviai leido ir davė ir valgyti, ir kur nakvoti ir taip toliau, tai labai geri. Ir ką jie daro, jie kaip atvaro į tą Baltarusiją, jie pasus savo siunčia tada į, pavyzdžiui, Portugaliją, paštu, išsiunčia juos ir tada kerta tą sieną nelegaliai, vat, pavyzdžiui, kokią Lietuvą, ir tada bando iki to savo paso atsikasti kažkaip, va. Tai jisai per visą tą Europą taip ir atvarė iki Portugalijos, nes čia Portugalijai žiauriai daug ten tų indų yra. Aišku, mes visi žinom, Portugalai kokių pridarė yra kelionių, kaip jie vadina, atradimus ir jie naudojo Indiją kaip portus, kur galėjo tenais pasilsėti ir ten išsimanyti kažką. Tai turi su Indija, Portugalija santykius jau labai gilius ir senus. Tai daug tų indų čia atvažiavę, tai aišku, čia yra daug hebros ir panašiai, bet čia aišku visai kitas topikas, bet esmė, jau manau patys suprantat. Atvaro iki Baltarusijos, siunčia pasą į Portugaliją, tada peškom per miškus perėna į Europą per Lietuvą, tada labai geri pareigūnai duoda valgyti ir taip toliau, ir tada siunčia toliau juos, kad ten to tik tas Lietuvoje nebūtų. Tai jie tada ką, bam, ten per visą Europą, nežinau su kokiu Flixbusu ten, ar ten su kom nors, ir volia, atvažiuoja į Portugaliją ir turi pasą savo. Ir tada eina į migracijos tarnybą Portugalijoje. Ir tada sako, aš va čia su pasu esu ir mane jūs įregistruokit. Ir tada Portugalai, kadangi turi santykius senus jau su Indija, kažkokius ten susitarimus, tada jos čia priregistruoja ir viso. Ir tada jie turi Europoje galimybę būti. Tai va tokia visa ir schema. Na ką, mėly klausytojai, dėkui už jūsų laiką. Tokios 3 temos. Pasimatysim kitą savaitę. Like, share, subscribe. Paspauskite laiką, pasidalinkite su tais draugais, tikrai jis padeda palaikyti algoritmą. Laukiu žiauriai komentarų, nuomonių, temų, kurias norit, kad aš aptarčiau. Gal kažkas norit prisijungti į podcastą, būti svečiu, pasidalinti savo nuomonę, turėti kažkokią diskusiją. Ta galim padaryti nuotoliu labai paprastai. Tai ačiū labai, geros sekančios savaitės ir iki greito.